Justinas Gedminas, winning by TKO. Net laikyti įspaudimą. Dar viena ataka ir kaip gerai dirba. Ojojoj, Justinas Gedminas, fantastika, kaip šaliuoja po ringą šis žvėris. Ties nuolatos laikyti įtampos čia Justinas Gedminas. Taigi sveiki visi žiūrintys, sveikinamės iš Sun City MMA, antroji Made in Šiauliai tinklalaidė šalia manęs. Taip pat tinklalaidės debiutantas Tumas Jackevičius, jis yra Šiaulify narys. Na, kitoje barikadų pusėje turime antrąjį Made in Šiauliai svečią. Šios sporto salės treneris, kovotojas, UTMA debiutantas, turinio kūrėjas Justinas Beleka, ta prasme Gedminas. Sveiki visi. Tai Justinai, grįžai po kovos į Šiaulius, apkeliavai dar keletą tinklalaidžių, apdavai dar keletą interviu, tai kaip nuotaikos? Labai gerai, iš tikrųjų jau emocijos spėjo nuslūgti, vakar treniravausi, po biškį grįžtu į savo kasdienę rutiną ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes kai buvau išsimušęs, kai buvo ta banga labai pakilus, tai toks buvau labai įsiblaškęs ir gal angliškai pasakius overwhelmed. Bet dabar, kaip ir sakiau, pabiškai viskas stojasi į savo vietas ir labai džiaugiuosi, kad galiu sugrįžti treniruotės. Kaip vakar mačiau Instagram story su vaikais pašventė, čia prie įmo šiukšlių dėžiai, tortų gabaliukų visokių. Aš iš tikrųjų atvažiavau ir galvoju, gal kažką netaip suprato, jie žiūriu, šviesos nėra, ta prasme. Ir įeinu, ten koks 50 vaikų stovi, tiesiog toks stovi. Aš visiškai netekau amo. Jo. Tiesiog išklausiau tų plojimų, jie ten kokią minutę ploja, kas irgi žiauriai keista buvo. Kai kurie iš vaikų nežinojo, ką čia daro, su gimtadieniu dainavo. Bet iš tikrųjų žiauriai gera staigmena buvo. Aš net nežinau, kaip aš galėjau nesitikėti to. Jo. Bet sakau, buvau žiauriai nustebęs ir iš tikrųjų čia pravedžiu tą apšilimą, stoviu. Toks verkt noriu, nueinu į kambariuką, biškai paverkiu, nusivalau ašaras, pareinu kaip nieko bosas. Geras jausmas, įsivaizduoju, kai grįžti ir pasitinka taip šiltai. Jo, tas visas pripažinimas iš tikrųjų man tai žiauriai daug ką reiškia. Čia ir ko važiuota, nes su jaunimu mačiau. Taip, tai pusę treniruotės leidau jam biškai pasimušt ir sako, varysim tortą, paragausim, kad nepradėtų ten pykinti ar dar kažką, nenorėjau iš pat pradžių nieko daryti, tai va, biškai leidau pasimušti, ko jie ir tikėjos. Pasižiūrėjom kovą, tai vaikai buvo labai patenkinti ir išsiskirstam, lauksiu šiandien. Po kovos užsiminiai, kad UTMA nori atvežti į Šiaulius, kada galim to tikėtis? Mačiau, UTMA pati buvo paskelbus, kad kitais metais visi 4 renginiai bus Kaune ir viskas normaliai, jie tiesiog nežino, ant kiek mes galim palaikyti vienas kitą Šiauliuose ir jie dar to tiesiog nemato. Bet aš esu įsitikinęs, kad anksčiau ar vėliau tikrai tai įvyks. Tik nenoriu prognozuoti konkrečių datų. Surinksim pilną areną? Tai tikrai. Kas dar iš Šiaulių kovotojų tokie, kurie galėtų Levickis, yra jau buvęs? Turim dar kelius kovotojus, kurie irgi gal debiutuos UTMOje. Bet irgi dar nenoriu nei pavardžių mėtyti ir kažkokių pažadų. Jo, tikrai norėtos, kad Šiaulių arenai būtų ne vienas, gal net ne keli šiauliečiai ir tikrai pasirodytų. Tai jo. Justinai, ruošintis kovai reikia ruoštis ir fiziškai, ir psichologiškai, tai kaip pats ruošiesi psichologiškai? Ar turi kažkokius ritualus, ar kažkokius savo išsimastymus? Taip, turiu tam tikrą rutiną, kuri yra ganėtinai sunki ir aš netgi, kai jau esu pagavęs discipliną, kai esu pagavęs tą ritmą, vis tiek man kartais žiauriai sunku būna ją įveikti, bet visą laiką po jos jaučiuosi geriau ir jaučiuosi nusipelnęs turėti gerą dieną. Ir tikriausiai sekantis klausimas bus, kokia ta rutina ir kas per veiksmai. Tai dažniausiai keliuos žiauriai anksti, tai yra 4 ryto ir žmonės dažnai klausia, ką tu veiki tokią valandą, aš nesuprantu. Ir aš paprastai tai matau. Ta prasme, O dabar čia, kai trumpai įstepščiau, jeigu atsikeli 4, tai kada reikia nueiti miegoti?
Dažniausiai einu 9 arba 10 valandą. Bet šiaip tai tau jokių problemų nėra išlaikyti tą balansą tokį. Yra. Yra problemų. Visą laiką yra iššūkių gyvenime ir aš ne kuom kitoks negu visi žmonės. Man irgi atsirand kažkokių veiklų, kurios man sutrukdo kartais, bet aš stengiuosi neaukoti rutinos, kad pamiegočiau ilgiau, o tiesiog pakentėti gal vieną ar kelias dienas neišsimiegojęs. Ir aš renkuosi anksti keltis dėl to, nes vakarą mūsų protas yra pavargęs ir įkišti kažkokios naujos informacijos į jį yra ganėtinai sunku. Tai aš tiesiog, pavyzdžiui, pasirenku rytą skaityti knygas ir tobulinti savo mąstymą. Iš kur pas tą rutiną, kažkas tave iš anksčiau įkvėpė ar pats automatiškai susivokiai, kad taip gyventi yra geriau? Šiaip iš tikrųjų po biškutį dėliojaus tą rutiną, aš labai analizuoju savo elgesį ir savo veiksmus ir pastoviai žiūriu, kur galėčiau kažką įterpti, kur galėčiau kažką išbraukti, kur galėčiau kažką patobulinti ir su laiku tiesiog vieną dalyką primečiau, antrą dalyką primečiau ir taip susidarė mano ryto rutina. Prieš lipant į ringą, kai lieka 5-10 minučių iki įėjimo, kokios mintis pas tave sukasi galvoje? Šiaip tokių insightų iš tų pačių prieš kovą, kokios mintis, kokios emocijos, gal kokią muziką klausai, kuri užveda. Aš stengiuosi susikoncentruoti tą mintį, kad nesvarbu, ar aš laimėsiu, ar aš nelaimėsiu, bus įspūdinga kova, kas visą laiką ir vyksta. Ir aš stengiuosi suprasti tą dalyką, kad ar laimėsiu, ar pralaimėsiu, viską darau dėl savęs ir kad žmonės ir mano artimieji, mano treniruočių partneriai vis tiek mėgs mane ir kad čia yra man svarbiausias dalykas, o ne kažkiem aplinkiniam. Todėl realiai nėra to didelio apsikrovimo. Ir čia yra kasdienė mano duona, aš treniruojuosi kiekvieną dieną, mušuosi kiekvieną dieną. Ir čia eilinę dieną ofise, realiai išeini, pasimuši, tiesiog gal daug žmonių žiūri ir tiek. O tai kokią muziką klausais prieš einant į ringą? Ar klausai Šį kartą skaičiau knygą, tai man buvo vos ne kaip meditacija iš tikrųjų. Vieną dieną prieš buvau nuėjęs irgi į kafeiną, sėdėjau ten kelias valandas, turėjau tokią labai įdomią knygą. Prisėdau ir pradėjau skaityti, pasijungiau ten reading music, kažkokį piano playlistą. Sėdžiu savo toks, kai, nežinau, kaip inteligentas, skaitau savo ramiausiai. Jeigu nepaslaptis, kokią knygą skaitai? Šviesos kario vadovas, man atrodo, vadinasi. Okay. Ir apie ką maždaug? Ten vientisos istorijos, man atrodo, nėra. Tiesiog šiaip tokie gal sakiniai, kaip turėtų elgtis šviesos karys. O tipo, šviesos karys gali būti kiekvienas iš mūsų. Supratau. O jeigu taip biškį sugrįžtant į ringą, tai gal šiek tiek galim paanalizuoti to kovą, pakalbėti. Tai šiaip ar yra buvęs toks momentas, vat, su NATO, bent jau paimkim tą kovą konkrečiai, kai galvoji, kad pralaimėsi ar kažką, šiaip kovos metu kokios emocijos. Irgi labai įdomu, nes manau, mažai žmonių šiaip įsivaizduoja, kad, žinai, stovi, kai žiūri kovą, atrodo, ką čia kovoja ir viskas. Bet realiai, kai būni pačiam ringė, tai aš įsivaizduoju, toksai stovi vyras prieš vyrą, šį kartą vyras prieš vyrą jo, tai ir vis tiek, ta prasme, abu vienas kitą norit užmušti, pagulyti ant žemės ir kad nebeatsistotų kitas žmogus. Tai... Kartais būn kitaip, kartais būn, kad vienas nori užmušti, kitas nori pabėgti. Tai čia panaši situacija buvo, iš tikrųjų, mes kai stovėjom vienas prieš kitą, jau teisėjas pasakoja kažkokius dalykus ten, taisyklės ten, taip toliau. Ir jis žiūri tiesiai man, akis, aš irgi žiūriu tokiu šaltu veidu, be jokių emocijų, be nieko tiesiog. Ir žiūri, bum, nusisuka į tą teisėją ir aš to toks, pusės. Tada plius minus jau galvoju, va, yra šansų, kad jis bijo manęs. Aišku, aš neįlindau į jo galvą, nežinau, kaip yra iš tikrųjų. O yra kovos metu tau buvo taip, kad, tarkim, vidury kovos jau neberandi savy jėgų, bet kažkaip vis tiek užsimotyvuoji tęsti ir užbaigi tą kovą ir užbaigi pergalingai. Yra, aišku, buvę, va, čia irgi iš tikrųjų šitoj kovoje antrą raundą biškai pridusęs buvau jau. Jau pasijuta, ne toksai? Jo, bet iš tikrųjų ir
treneris vis šaukė, neskubėk. Ten Dovydas, mano sekundantas, irgi šaukė, biški susirink. Tai antrą raundą pradėjau kaip ir klausytis jų tų patarimų ir šiaip jau buvau biški išsimėtęs normaliai. Bet man svarbiausia buvo, jog pirmą laimėjau, galėjau antrą pralaimėti ir aš žinojau, kad trečiam dar tikrai parodysiu įdomių dalykų. Bet kokią įtaką kovos metu tau turi treneris Simas ir, kaip ir sakė Dovydas, vis tiek Žalgirio arena? Kiek? 8,000 žmonių? 8-7 tūkstančių žmonių. Tokiam triukšme pavyksta išgirsti juos ir taikyti jų metodikas, taktikas savo mintise ir pritaikyti jas kovoje? Taip, žinoma. Ir aš todėl ir buvau kampė visą laiką. Aš prisitempiau į tą prasme, aš netgi rodžiau vienu momentu, sako, ateik, mano kampą, ta prasme. Ir aš tajau tiesiog, kad girdėčiau, ką jie man sako. Nes vis dėlto mano treneris yra tikrai protingas ir tikrai supranta, ką šneka. Dovydas irgi turėjęs ne vieną ir ne dvi kovas. Gerus patarimus man duoda. Tai aš tikrai nebuvo taip, kad ten išėjau ir dariau beleką. Beleką. Justinai, vaikystėje lankei regbį, lankei futbolą. Ką dar lankei? Irklavimą dar lankei. Ir man atrodo kaip ir viskas. Neskaitant ten visų tų darbščių rankų būrelių. Tai kas tave davedė į tos kovos menus, kaip sumastėjai, kad reikia išbandyti čia ir kas tave privertė užsilikti čia? Jaunystėje keičiau sporto šakas, kaip ir sakėjai, regbis. Regbis. Nu, žodžiu. Turėjom regbininką prieš tai, pirmoji tinklalaidai. Linkėjimai Kęstučiui. Linkėjimai. Tai regbį lankiau iš tikrųjų ir man žiauriai nepatiko dėl to. Man žiauriai nepatiko komandinis sportas, nes kažkodėl tuo metu visiškai nebuvo vieningumo komandose ir ten vos neateini, turi survivint, tipo tyčijas iš tavęs, ne tai, kad palaikytų tave, o bando nužemint pastoviai. Tai išėjau iš vieno sporto, atėjau į futbolą. Futbolė irgi labai gerai man sekės. Irgi lygiai ta pati problema. Patyčios, užgauliojimai. Ir futbole dar vienas dalykas buvo, tai mano treneris nesuprato mano potencialo. Aš geriau žaidžiau metus pralankęs negu žmonės, kurie lanko 7 metus. Ir jisai vis tiek nenorėjo, kad tobulėčiau. Ir tiesiog vienu momentu galvoju, reikia pakeisti sporto šaką. Išėjau į MMA. Pradėjau lankyti 2 sportus vienu metu ir kai pasakiau treneriui, kad išeinu į kovos menus, jis juokės iš manęs. Tu į kovos menus, tai ne tik komanda tyčiojas, bet dar ir treneris jis tyčioja. Tai tas man šiek tiek... Gali pamojuoti treneriui dabar. Net neskys pavardės. Bet tai... ir uždegė tokia liepsnelė. Tai aš pralankęs 2 mėnesius išvažiavau į Lietuvos čempionatą. Tikrai gerai pasirodžiau kaip 2 mėnesių debiutantas. Tik tai ten biškai tokią traumą pasidariau. Tai teko sustabdyti savaitį sportą, bet sugrįžau ir nebuvau paleidęs. O tai šiaip dabar kokių iš viso, kokių titulų iki dabar turi, Lietuvos čempionatuose, gal kažkur Europoje esi išvykęs? Nes manau, kad mažai ką žino, šiaip kaip kažkur girdėjau, kad net nelabai dalinies tokiais dalykais. Aš kaip tik stojau šiais metais į universitetą ir man reikėjo pateikti savo pasiekimus. Tai man iš Lietuvos MMA federacijos atsiuntė tokį lapą. Gaila, aš dabar negaliu pasakyti tiksliai, kiek kartų ten buvau tos Lietuvos čempionatą laimėjęs. Bet man atrodo, ten buvo kokie 6-7 kartai, manau. Šiaip žinau, kad jie post-production taisys, tai pridėsim kažkur numeriuką. Kai nueisim nuo kamerų, aš pasižiūrėsiu tą lapą, kurį man atsiuntė ir... O tarkim, tie čempionatai, jie vyksta kasmet, vieną kartą per metus, ar jie vyksta kas kelis mėnesius? Šiaip iš tikrųjų kas kelis mėnesius vyksta. Ir kai kurie iš jų būna tokie... Lietuvos MMA čempionatas tai yra jau vienas iš rimčiausių varžybų tarp mėgėjų.
Ir būna tos tokios paprastesnės varžybos, kur ten dabar sunku pasakyti pavadinimą. O tai dabar, tarkim, kiek laiko nekovoju prieš UTMA turnyrą? Aš kovojau gal prieš 3 savaitės, iš tikrųjų. Buvau irgi Lietuvos čempionate, prasivedžiau vieną kickbokso kovą. Aišku, toj kovoje aš svėriau 77 kg. Ten kovojau su tokiu vyruku, kuriam irgi buvo pirma kova, tai jam iš tikrųjų gan sunkiai buvo. Jis nenorėjo su šalmu kovoti, aš norėjau su šalmu kovoti, nes tuo metu traumą turėjau. Tai va, prieš 3 savaitės kokias. Ok, ir dabar po UTMA turnyro, kokie tikslai šiaip, kokius tikslus esi įsikėlęs, varžovo gal kažkokį nori pasakyti, prieš ką norėtum sukovoti? Pagrindinis mano tikslas yra patobulinti atbulinį salto, nes man tai žiauriai nepatinka jisai. Visi sako, žiauriai gera ir aš toks nelabai. Tai va, vienas iš dalykų, daugiau turiu pradėti būtinai sprintų daugiau daryti, kad šiek tiek ištvermės būtų daugiau. Susitvarkyti su keliais savo žalingais įpročiais, kaip ir sakiau, esu žmogus ir irgi darau klaidas, irgi turiu žalingų įpročių. Ir šiaip viskas kaip ir tvarkoj, šitas pasiruošimas buvo tikrai neprastas. Realiai liksiu prie tokio pat pasiruošimo, tik tai gal šiek tiek labiau suskaupsiu. Ir plus dar yra žiauriai daug laiko, tai... Ja. O gali papasakoti šiek tiek, kaip atrodo tas pasiruošimas šiaip, ta prasme, nes aš asmeniškai su kovos menais gal ne tiek daug bendro turiu, tai va tiesiog įdomu, kaip ruošies, ta prasme, vis tiek treniruos tai nuolatos, bet turbūt tas pasiruošimas toks turi būti intensyvus. Tai va, realiai kas atsitinka, pradedam plaukimus daryti papildomus, pradedam sprintus daryti, pradedam ruoštis iš tikrųjų intervaliniam darbui. Tai pavyzdžiui, likus ten mėnesiui, aš dėlioju tą planą, mano treneris sudėlioja, bet būna laikotarpis, kai pradedi grinai viską po 3 minutės daryti, kad tik tais pristaikytų to kūnas prie tų 3 minučių. Tai, kaip ir sakiau, plaukimai, sprintai, bėgiojimas ir kartais iš tikrųjų dar įmanoma pasižiūrėti ir analizuoti savo priešininką ir ruoštis tam tikrom konkrečiom kombinacijom ir jo klaidom, bet šitoj kovoje aš šito nedariau. Kita kova, jeigu manysiu, kad to reikia, tai būtinai pasiruošiu ir šitaip. Justinai, kur tu buvai, kai gavai Utmą skambutį, ar tai buvo žinutė, ar tai buvo laiškas, kaip reagavai, ar lauki šito momento, kaip jauteisi? Iš tikrųjų, tai aš jau senai žinojau, kad aš dalyvausiu Utmos renginiuose, tik tais niekada neturėjau motyvacijos jau žengti tą žingsnį į profesionalo karjerą. Tai jau tas pasiūlymas iš anksčiau kažkada gal buvo? Ne, aš žinojau, kad aš turiu ką pasiūlyti organizacijai ir kad aš galiu save pasiūlyti. Jiem nereikia kreiptis į mane. Tai jau buvai nuteikęs save, ne jau pats? Vienu momentu iš tikrųjų aš laukiau, gal jie pasiūlys man, bet čia yra labai kvaila, nes tu pristaikai prie aplinkybių, o aš mėgstu susikurti pats aplinkybės. Tai atsitiko taip, jog išsiskyriau su draugė ir toksai turėjau šiek tiek pykčio savy ir nusprendžiau, kad dabar laikas. Iš tikrųjų, prieš tai dar kai kurie žmonės siūlė mane organizatoriui, tai jam čia nebuvo kažkoks iš dangaus nukritęs mano prašymas. Tiesiog pasakiau, kad esu pasiruošęs ir suorganizavom kovą. Kaip šiaip vertini Utmą organizaciją ir kaip matai jos augimą ir kaip tas augimas atrodo kovų bendruomeniai? Žiauri organizacija, ta prasme, man tai labai patinka. Man patinka ir visas bendravimas su pačiu organizatorium, jisai bosas. Žiauriai gerai mes ten visai sueinam ir nėra taip, kad ten labai jau profesionaliai ten šnekėtume tarpusavį. Tai tas man labai patinka. Pati organizacija baisiai greitai kyla ir dabar mačiau kitais metais Muay Thai kovos bus su
MMA pirštiniam, tai Ja. čia irgi žymiai daugiau kraujo, žymiai daugiau pavojaus kovose. Tai reiškia daugiau knokautų ir Nu čia žiūrovams tik tais... Tai geriau. Tai geriau. Jo. jo, atrodo jau ir taip viską žiauri gerai, bet jie kažkokiais būdais dar geriau sugeba padaryti. Kažkokiais būdais dar level upin. Justinai, kaip kovos menai pakeitė tavo gyvenimą ir kaip tave patį pakeitė kaip žmogų? Tai kaip ir sakiau, kažkur, neatsimenu tiksliai kur sakiau, bet iš tikrųjų su turėjau, pradėjau visiškai kitaip žiūrėti į save, į aplinkinius. Aišku, anksčiau labai turėjau daug nuoskaudų, tai tikrai nuoskaudų neištaisė šitą sporto šaką, bet labai daug kas priklauso iš tikrųjų, kur tu sportuoji ir pas ką tu sportuoji. Aš, pavyzdžiui, labai pasikeičiau vien dėl to, nes šnekėdavau su savo treneriu. Mano treneris, kaip ir sakiau, yra labai protingas žmogus ir vien tik tie pokalbiai su juo man labai daug pakeitė mąstyme dalykų ir ištaisė ne vieną ir ne dvi spragas mano ir mąstyme. Tai noriu paklausyti, iš tikrųjų, kaip pradėjai sportuoti, pradėjai tobulėti, auk matyti, kad blemba čia gerai judu, beleka. Ta prasme, kaip tas pasitikėjimas paraleliai kyla, kaip tiesiog kaip viskas, kas galvoja, dedasi, ar tas pasitikėjimas... Tu tikriausiai nori paklausti apie ego, ne? Jo, tas, būtent, jo, ego. Pas kai kurios žmonės tas ego žiauriai didelis yra, nors jie ir nėra kovotojai. Aišku, kai esi kovotojas, tikrai kyla ir ego, bet įmanoma praeiti šitą ir suvaldyti tą ego. Pas mane nebuvo tokios problemos, kad eičiau ten, šustravočiau prieš kažką, ten įrodinėčiau, jog esu ten tas ir anas. Aišku, jeigu problema atsirasdavo mano gyvenime, tai aš imdavau ir spręsdavau ją. Bet taip, kad aš paseičiau ir ten lįsčiau prie žmonių ir bandyčiau kažką, tai tikrai nebuvo tokių momentų gyvenime. Plus, ateini čia ir šiek tiek tave pastato į vietą. Ypač dabar, kai ateina, pavyzdžiui, koks Maraziuks į salę, visi jaučia tą energiją. Realiai užtenka vienos treniruotės ir Maraziuks supranta, kad ne taip vyks dalykai gyvenime, kaip jisai galvoja, kad vyksta. Tai Justinai, kaip ir sakiau tinklalaidės pradžioj, esi šios sporto salės treneris, tai kaip sekasi susiderinti kovotojo ir trenerio vaidmenis ir su kokiais iššūkiais tenka susidurti tapus treneriu? Žiauriai gerai. Žiauriai gerai, ne? Žiauriai gerai, ta prasme, aš visą dieną sėdžiu salėj. Aišku, kartais būna, kai žiauriai daug treniruočių prasivedu, toks jau į savo treniruotę tingi eiti, nes jau visą dieną prabuvai čia tą muziką, taškos su žmonėm prabendravęs ir dar reikia pačiam nueiti atidirbti. Bet tam ir yra skirta disciplina. Disciplinos nelaužai ir treniruojas, nori, nenori. Turi padaryti savo pareigą. O šiaip nelabai kažkas pasikeitė, tik tais gal aš pats labiau įsigilinu į savo techniką, nes turiu pats ją geriau suprasti, kad galėčiau paaiškinti kitam žmogui. Bet žiauriai daug kas pasikeitė, kai vaikus pradėjau treniruoti, tada jau toks vos ne kaip savo vaikų, kad turėčiau, jau turi būti autoritetas, turi būti geras žmogus, ta prasme, negaliu jam rodyti kažkokio prasto pavyzdžio, negaliu jam kažkokių melagiščių skleisti, pavyzdžiui, kaip kai kurie treneriai Šiauliuose. Nesakysiu kokie, bet ten yra prižadėję ten visokių čekų norėsų, kad atvažiuos ten, žodžiu. Būtinai žiūrėkit, kur vedat savo vaikus, būtinai žiūrėkit, ką treneris šneka su jūsų vaikais. Kaip manai, šiaip vis tiek treneris, kaip ir sakei, daug atsakomybės, tai kokias dvi ar tris vertybės, manai, kad turi jam būtinai įskiepyti galvą, būdamas treneriu? Atkaklumą, valią ir gal ryžtą. Iš tikrųjų, gan labai sunkus klausimas, bet labai geras klausimas. Aš, pavyzdžiui, ne tik kovos menų mokinu vaikus, aš mokinu vaikus ir tikram gyvenime
naudingų dalykų. Tai pavyzdžiui, tvarkingumo, kad ir ateini treniruotės, ten nusimė savo ten daiktus visokius. Aš paaiškinu, kad tikras vyras atėjęs į bet kokią vietą susilankstys rūbus. Na, tokie maži dalykai iš tikrųjų. O kas šiaip labiausiai patinka tau būnant treneriu? Ar tai dažnas komunikavimas su vaikais? Ar tai matyti juos, kaip jie save realizuoja, kaip jie tobulėja? Kas tau asmeniškai patinka? Man labai patinka, nebūtinai su vaikais, man labai patinka padėti kitiems žmonėms. Man patinka, kai jiems sekasi, man patinka, kai jie laimingi. Aš iš to žiauriai daug energijos gaunu. Ypač, kai ateina koks jaunas vaikiukas, kokių 4 metų ateina. Ir jis tas pure emocijas duod man. Toks, nežinau, pabendrauju su juo, jis toks visiškai be jokių filtrų. Ten kokių savo TikToką bairių ten įmet. Toks stoviu ir galvoju, what the fuck, nieko nesupranti apie gyvenimą, kaip fainiai tau. Toks neapsikrovęs labai, nežinau kaip čia pure išversti lietuvių kalbą. O šiaip dabar, kiek iš jūsų vaikų esi išvedęs į varžybas, kaip jiems sekasi, kokiam lygiai maždaug Lietuvoje, yra gerų pasiekimų kažkokių? Dažniausiai į kiekvienas varžybas važiuojam ir bandom savo jėgas, tai kiekvienose varžybose tikrai yra prizininkų. Vienas iš vaikiukų buvo dalyvavęs Baltijos čempionate ir laimėjo 1 vietą. Šiaip dažniausiai Lietuvos čempionatuose irgi tikrai ne vienas ir ne 2 yra jau tapę prizininkais. Aišku, aš dabar gal taip nepasakysiu tiksliai, bet viskas yra mano Instagrame. Aš visą laiką keliu nuotraukas, visą laiką bandau padėti tiem vaikam ties kontentu. Gal dabar žmonės, vaikai, tėvai nesupranta, kiek čia svarbus dalykas tai, ką aš darau, bet aš pastoviai filmuoju, fotografuoju ir atiduodu tas nuotraukas vaikam. Vaikai dabar to neįvertin, bet po kokių 5-6 metų pasižiūrėsiu tas nuotraukas ir sakysiu, what the fuck, čia aš? Tai pereinama prie tavo tos kitos pusės, nuo kovotojo, nuo trenerio, prie turinio kūrėjo. Tai žinom, kad esi ir videografas, matom ir Instagramuose, ir TikTok'e, kad ir fotkini, ir filmuoji. Tai kaip ši tavo sfera atsirado pas tave, kada tai prasidėjo ir kodėl taip? Vienu momentu savo gyvenime turėjau lūžio tašką ir pastebėjau, kad neturiu pinigų susitvarkyti dantim, kas jau buvo man, tiesiog degė užpakalis. Ir tą akimirką priėmiau sprendimą, kad būtinai turiu padaryti išvadas ir žūtbūt turiu gauti pinigų kitai savaitei, dar kitai savaitei. Ir aš visą laiką, kaip ir mokėjau filmuoti, mokėjau fotografuoti, bet niekada į tai rimtai nežiūrėdavau. Ir toksai, what the fuck, senis, scope, ta prasme, tu moki tiek daug dalykų ir tu neišnaudoji, tu tiesiog plauki pasroviui. Tai va, prireikė to lūžio taško, reikėjo to sunkaus momento, kad suprasčiau, jog turiu susiimti. Ir taip ir sugalvojau, iš tikrųjų, kurti ten tuos juokingus video. Man reikėjo iš tikrųjų žmonių srauto, man reikėjo, kad žmonės matytų, jog aš treniruoju, man reikėjo, kad žmonės matytų, koks aš esu. Ir šiaip, aš kai pradėjau keistis, supratau, kad noriu padėti žmonėm, supratau, kad galiu padėti žmonėm ir norėjau tiesiog dalintis naudingą informaciją. Tai manai, tavo toks esminis tikslas savo auditorijai padėti žmonėm augti, padėti jiem kilti, siūsti jiem tinkamą žinutę? Taip, aš iš tikrųjų anksčiau buvau žiauriai Aš anksčiau turėjau žiauriai daug nuoskaudų ir aš matau, kaip kiti žmonės turi tas pačias nuoskaudas, aš matau, kaip nepatenkinti žmonės vaikšto lygiai tokie pat, kaip aš buvau. Tu šiaip mane iš anksčiau pažįsti, turėtum suprasti, ką turiu omeny. Ir supratau, kaip reikia džiaugtis gyvenimu, vis dar mokaus to, bet kodėl aš negaliu padėti kitiems žmonėms, kodėl aš tokį sunkų gyvenimą praėjęs, galiu džiaugtis gyvenimu, o kažkokie žmonės, turėdami visas puikias sąlygas, nemok to daryti. Aš supratau, kad galiu pasidalinti. Aš nekišu žmonėm per prievartą kažko, aš tiesiog dalinuos, tai ką pats išmokstu ir raginu juos imtis veiksmų.
Gauni iš tų žmonių kažkokių atsiliepimų, iš savo sekėjų? Taip, iš tikrųjų žiauriai daug esu gavęs per visą tą laikotarpį, kai užsiemu tuo. Man kartais rašo žmonės ten su ligom dideliom, ten žmonės, kurie narkotikose yra paskendę jau ten kurį laiką. Žmonės alkoholikai yra ne viens atėjęs pas mane treniruotis, irgi ten sako, ačiū tau, tipo, per tave čia susitvarkius alkoholiu, per tave ten supratau, kad knygos yra gerai, per tave supratau, kad narkotikai nėra kelias mano gyvenimo. Nu, kažkas tokio. Tai tas motyvuoja tęsti toliau. Iš dalies. Tiesiog matau, kad išmetu informaciją ir ta informacija kažkur nutek. O nėra taip, kad išmeti į juodąją skylę ir ta informacija kaip nuplaukia, taip nuplaukia. Anksčiau taip galvodavau, bet to žinutės padeda suprasti, jog yra žmonių, kurie klausos. Čia nežinau, minėjai, kad Nedas galbūt žino apie to nuoskaudas, bet šiaip su žmonėm kitais nelabai norėtum dalintis. Ne, man nesunku, aš jau viską, ką dabar šneku su jumis, esu papasakojęs savo Instagrame. Jeigu tik tais noro būti žmonės susirastų. Esu vaikų namuose gyvenęs, užaugau su kažkokiais svetimais žmonėm, kurie priėmė mane gyventi kaip savo vaiką, kas man irgi yra nesuprantama. Ir esu žiauriai dėkingas jiems. Tai va, realiai, kadangi gyvenau vaikų namuose, tos meilės iš motinos negavau, tėvas net nežinau, kur buvo. Ir realiai nešiojaus visą šitą skausmą su savim. Anksčiau aš net nesupratau, kad aš turiu nuoskaudų, aš galvodavau, kad aš tiesiog toks. O paskui, kai pradėjau gilintis į asmeninį tobulėjimą, kai pradėjau keisti savo požiūrį į gyvenimą, toks galvoju, what the fuck. Čia taigi viskas yra pataisoma, ta prasme, galim per naktį pasikeisti, jeigu tik yra noro. Aišku, norą sukelti yra žiauriai sunku. O dabar aš stengiuosi būti kuo nuoširdesnis per tuos savo istorijus ir stengiuosi kuo tikroviškiau viską daryti. Bandau nenuslėpti ir blogų dalykų, kuriais dalinuosi. Nėra taip, kad ten vien tik gerai. Aš pašneku ir apie dalykus, kuriuos darau blogai, apie dalykus, kurie slėgia mane, apie dalykus, kuriuos turėjau praeiti. Kadangi mes čia visi plius minus viens kitą pažįstam, pliotkai vaikšto, žmonės nepatenkinti, visi skleidžia negatyvą, labai retas žmogus skleidžia gerą žinią viens apie kitą. Tai anksčiau visą laiką norėdavau bėgti, norėdavau išvažiuoti iš čia ir keisti gyvenamąją vietą. Bet šiaip, Justinai, kaip manai, kaip mes galim pakeisti tą, tarkim, pas mus čia Šiauliuose ir kaip tą negatyvą visą mažinti? Nu tai va, turi šviesti dalykus apie nuoskaudas, turi paaiškinti žmonėm, jog psichologai nėra blogas dalykas. Aš nežinau, aš irgi turėjau šitą požiūrį, kad psichologas yra ten lievai. Bet iš tikrųjų reikia išsigydyti tas nuoskaudas. Čia iš tikrųjų nuo praeitų kartų yra perėjusios ir manau, kad dar mūsų karta yra ta, kuri turėtų tai pakeisti. Bet jeigu nieks nieko nedarys, visi sakys, jo, žinau, bet nieko nedarys, dėl to tai nieko ir nepakeisim. Nežinau, iš tikrųjų, aš stengiuosi asmeniškai. Nuo savęs jau padarai viską? Jau... Jo, o kad paimti ir visiems kažkokį įskiepį dalyką, tai dar nesugalvojau tokio. Ok, tai čia šiek tiek persukom, tai dabar vėl sugrįšiu prie tų Šiaulių. Tai šiaip, ką tau reiškia Šiauliai? Ar dabar jau pradėjai džiaugtis ir didžiuotis, kad esi šiaulietis? Ar... Jo, aš esu grynas šiaulietis, aš gyvenu realiai 23 metus Šiauliuose. Ten pusmečiai metam buvau išvažiavęs į užsienį. Ir džiaugiuosi savo miestu, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad jis yra tvarkingas, kad žmonės yra ganėtinai draugiški, kad... Nėra kamščių? Nėra kamščių, iš tikrųjų. Aš galiu, pavyzdžiui, šis ant dviračio atsėdęs pervažiuoti per visą miestą, ten per 20 minučių, man tai čia yra belekas. O ten, pavyzdžiui, važiuoji kokiam Kaune, Vilniui, tai ten valandom sėdi tam kamštį, tai žiauriai. Gyvenam kompaktiškai. Kompaktiškai. O tai sakai, buvai išvykęs, tai
nepakalbėjom apie Tailandą, nes irgi buvo išvykęs, tai kaip šiaip ten emocijos, kaip ten vyksta treniruotės, ar šiaip išmokai naujų technikų, kažkokių naujų bairių. Aš ten važiavau iš tikrųjų patobulėti kaip treneris, bet nuvažiavęs nusivyliau, nes aš galvojau, kad ten kažkuom kitaip viskas vyksta, bet ten iš tikrųjų niekas kitaip nevyksta, ten tiesiog saulės daugiau yra ir sunkiau dirba žmonės. Tuom skiriasi. Tipo vietoj valandas treniruotės, 2 valandų treniruotės vyksta. Nuvažiavau į vieną iš populiariausių džimų pasaulyje, net ne Tailande. Ir galvojau ten, wow, čia atbulinius saltus darysim. Nu, tipo. Bet tai, kaip ir sakiau, viskas ten yra paremta sunkiu darbu. Okay. Justinai, sakei, kad dažnai, kaip pasakyti, manifestuoji, galim taip pasakyti, ne? Kad tu vis laik galvoji, kad tą pasieksi, tą padarysi. Tai kaip matytum save 2030 metais, kokius tikslus matai save jau pasiekusi? Labai geras klausimas, bet šiuo metu neturiu tokio tikslo tolimo. Šiaip iš tikrųjų yra tiesiog paprasta. Aš kai užsinoriu kažko, pradedu siekti to ir aš žinau, kad jeigu aš nepasiduosiu, nepamesiu to tikslo, tai ir pasieksiu jį. Bet šiuo metu aš tiesiog noriu kovoti UTMOS organizacijai, noriu šiek tiek paskelbti savo statusus. Savo vertę, gal netgi pačioje organizacijoje. Savo vertę. Iš tikrųjų esu labai geroje pozicijoje, galiu įtakoti vaikų gyvenimus, galiu pats tobulėti, turiu puikias sąlygas. Iš tikrųjų dabar tai, ką aš darau, mane veda į priekį ir tai yra nesuformuoju. Tiesiog nesustodamas judu į priekį. Tai Justinai, keliaujam prie šiek tiek linksmesnės dalies, pasikeltą nuotaiką ir pirmasis žaidimo pavadinimas greito atsakymo iššūkis. Tai aš tu pasakysiu. Vairas. Ne, ką varom. Jo, tai manau, žaidimo esmę pagausi, kai pradėsim. Taigi, ką galėtum valgyti kasdien visą gyvenimą? Kiaušinienė. Kas pirmas suvalgytų milžinišką pizzą, tu ar tavo vaikai? Aš. Ar mokiniai? Ar mokiniai? Mano vaikai, aš irgi jas taip pat vadinu. Kas geriau, ankstyvas rytinis bėgimas ar ledinis dušas? Ledinis dušas. Šiaulių pėsčiųjų bulvaras ar treniruočių salė? Treniruočių salė. Ar treniruotės Šiaulių bulvare? Treniruotės Šiaulių bulvare. Teisingai. Šiaulių kavinė, kurie norėtum išgerti kavos po treniruotės? Bero kafe. Aš tik 3 žinau jaučiu. Tavo patarimas norintiems pradėti sportuoti? Pradėk. Neatidėliuok. Mylimiausias Šiaulių miesto mikrorajonas? Pietin. Ok, ir dabar toks klausimas. Sun City MMA salėje čia pas jūs ateina bičiukas ir jis pas tave treniravos ir sako, Justinai, varau, nebesportuoju. Tiesiog noriu mesti, ką atsakai jam. Sakau, gerą kelią, sugrįšiu vis tiek anksčiau ir vėliau. Guo, čia buvo pirmasis žaidimukas, čia turėsim dar keletą jų, bet jie visai greitai apsisuksim. Sekantis, galvok greitai. Tai pasakysim tau kažkokį žodį ir situaciją, o tu turėsi iškart užbaigti ar sakinį, ar tą žodį. Na, varom. Judam. Neįsivaizduoju, kas čia bus, bet... Kovos menai. Menas. Pala, kovos menai jau taip menas. Bet taigi... Nu gerai, užskaitom. Ankstyvas rytas? Rutina. Šiauliai. Gimtinė. Sun City MMA. Namai. Mie. Mie? Mie? Yeah. What the fuck? Ne, šiaip yra trendas, čia Mačiulis pasiūlė, kai gatvėje vaikštai Amerikoje, paklausinė ir tipo, jeigu su draugė vaikšta bahuriukai, tai ne, nesakysi. Ir dar vienas English or Spanish. Gerai, važiuojam toliau. Dabar keletas klausimų, tai kokia yra netikėčiausia vieta, kurioje esi atlikęs treniruotę? Pagal
Ežere. Jeigu galėtum uždrausti vieno kovos judesį, koks judesys tai būtų? Neuždrausčiau viską. Ir taip yra ganėtinai daug draudimų. Treniruoti tik pradedančiuosius ar tik profesionalus? Tik pradedančiuosius. Jei galėtum duoti pravardę, čia gal šiek tiek pakeisiu, jei galėtum duoti pravardę kiekvienam savo kumščiui, tai kaip Kaip kairį pavadinu, kaip dešinį. Žaibas griaustinis. Jei reikėtų surengti kovos treniruotę bet kurioje Šiaulių vietoje, kur būtų įspūdingiausia vieta? Iš tikrųjų turiu planuose netgi ne vieną vietą, bet manau, kad prie Lapės visai gerai sueitų. Ten yra kažkokia toks apvalus. Ai, tenais turi čia, kur apie tos akmenis kalbė? Jo, šiaip dar Saulės mieste, Akropolį, visai fainiai būtų, manau. Čia Akropolį turi omeny viduje ar viršuje? Viduje. Savo Instagrame Šiauliufai uždavėm pulą, žmonių klausė, užduokė Justinui klausimą. Tai gavom tikrai nemažai, gal apie 30 klausimų, tai galim greit juos pasibėgti ir... Tai jo, pirmasis klausimas, Davido Skeld klausė, į kokią mokyklą įtai, gal pradėsim nuo progimnazijos ir gimnaziją, daug neįsiplėkim. Progimnazijai buvau Dainų progimnazijai, tada Vijolių progimnazijai, tada Salduvės progimnazijai, išėjau į Daukanto gimnaziją ir ją baigiau sėkmingai. Good. Danielius klausė, ar gailiesi dėl savo veiksmų kovoje? Ne, what the fuck? Kinderytė klausė, kada sekantis video YouTube'ai? YouTube yra iš tikrųjų svajonė nuo vaikystės ir čia tikrai man reikia pakovoti su savim, kad pradėčiau imtis tos svajonės. Visi žino man, kiek sunku yra pradėti. Bet dėl to sukursiu šioje savaitėje arba kitoje. Bet čia ta svajonė kažkokius vlogus kurti ar šiaip kažkokį... Aplamai, tipo, norėčiau, kad mano vardas būtų tokioj platformoje kaip YouTube. Jo. Tai Elskytė klausė Justinui, ar jūsų širdis laisva? Žvengas. Taip. Nežvengas, smailas. Smailas. Taip, laisva mano širdis. Karolis Valančius, ką pasirinktum, ar sėkmingą profesionalią videografo, fotografo karjerą ar kovotojo? Sorry, pakartok, biškai išsiblaškiau. Karolis Valančius klausė, ką pasirinktum, ar sėkmingą profesionalią fotografo, videografo karjerą ar profesionalaus kovotojo. Bet nu čia... Abu du esu pasirinkęs ir gan gerai, tai man sekas. Matthew Kenzo klausė, ar dar regbis yra širdyje? Iš tikrųjų, ne vieną kartą norėjau ateiti treniruotę, bet iš tikrųjų gal dar netgi ir į varžybas nuvažiuočiau. Tai PM. PM. Rodis regbį, kur matai save už 50 metų? Tai Čia kaip ir kaip ir buvai pasakęs, kad dar tiek toli neplanuoji. Žiūrėjau, sunkus klausimas iš tikrųjų. Jo. Kokia tavo pirma mintis, kai atsikeli ryte? Klausė Jonsas. Klausė... Jonsas. Ai, ne. Ne, Vilmantas. Vilmantas. Vilmantas klausė. Šiaip dažnai būna pirma mintis. Aš nesprantu, gal aš avarijai buvau vakar. Toks visas sudaužys atsikeli. Tai tokia mintis dažniausiai ateina. Naglis Cool, kaip tapti toks vierchas kaip tu? Eik treniruotės. Tu biški čia... Jonsas klausė, kokia nuomonė apie centrinius? Nežinau, iš tikrųjų pas mane draugų rate nelabai yra ten tų mafijų. Čia tipo, kiek suprantu, pietiniečiai, čia tipo centriniai. Jo. Nežinau, neturiu jokios nuomonės, neutrali nuomonė. Erniuks, kokia pirma mintis buvo, kai kovos metu vos neiškritai iš ringo? Pataikiau įdomu iš to kelieną įsnukę, ne. Ok, klausė Dafka čia greičiausiai, koks BMC motoras ir ar mėgsta Justinas vakarais pasukinėti baranką? 1.8. Jo, prasuku kartais račiukų. Aš išlendu pasivaidenti į miestą tikrai. Kur apsilankai Šiauliuose dažniausiai?
Dažniausiai tai Saulės miestą važiuoju į terasą, kažkodėl man užsiciklinė yra, bet tikrai pradėsiu važiuoti ir į naujas vietas. Laurynas The Gardener klausė, ar tu laimingas? Taip, iš tikrųjų esu labai laimingas ir prie to labai prisideda mano dėkingumo išreiškimas, jaučiu. Jokubėlis klausė, nuo kelių metų pradėjai sportuoti ir koks buvo pirmas sporto būrelis? Ar tai buvo mama? Ne, pirmas mano sporto būrelis tikriausiai ir buvo regbis. Čia žiauriai daug kas tyčiasis iš šito, bet sorry, niekada neišmokau sakyti tą žodžią. Regbis. Regbis. Jo. Arnėlis, kokios asmeninių treniruočių kainos? 20 eurų už treniruotę. Ok. Tai Natas Tupak. Pirmas buvo Beleka. Ir tada parašė Myliu Justinai, einam kavos, Natas. Širdutė. Wow. Maladies. Kviečiam Natą į širdutę. Ar nueitum kavos su Natu? Bus matyti iš tikrųjų, dabar biškai mes ten susipykom internete. Čia kada jis uždavė šitą klausimą? Čia vakar įkėlėm pūlą. O šiandien kas vyksta ar bus? What the fuck? Nežinau, aš nepykstu ant Natą. Gal iš tikrųjų susitiksim kokią dieną. Tomutė, su kokiais iššūkiais susiduri būdamas treneriu? Tai čia daugmaž aptariam, lyg ir jų nebuvo tau tų iššūkių. Tik smagus dalykai. Herk 777. Kokios kovos Utmui tikėjais iš Natos Tupako? Kažko tokio ir tikėjausi. Iš tikrųjų, gal šiek tiek labiau tikėjausi, kad jis spaus mane, bet aš pats ten jį labai spaudžiau. Tai toks arba tave spaudžia, arba tu spaudži. Tai aš labiau spaudžiau ir tiek. Gustizas, kiek metų sportuoji ir kokia tavo motyvacija? Tai 8 ar 9 metus, man atrodo, jau sportuoju, o motyvacija yra tiesiog... Yra taip, kad jeigu aš nesportuoju, tai aš jaučiuosi nepilnavertis ir, nežinau, labai prastai jaučiuosi, kai nesportuoju. Man užtenka kelias dienas nesportuoti ir man labai sugadina nuotaikos ir toks, kai moteriai PMS ateina. Okay. Rijo Satyvijo klausė, ar yra planuose su Dirkšiu kova? Jo. Ateityje laukia. Lauk, Dirkščiai. Pamatys, padėliuosim, mes tau čia padėliuosim. Karolizoidas, kodėl MMA ir kickboksas, o ne tiesiog, tarkim, imtynės, džiudžitsu ir taip toliau? Šitą klausimą mačiau ir nesugebėjau net atsakyti savo. Bet tikriausiai dėl to, nes tuo metu McGregoris buvo ant bangos ir jisai... Tai jau pasigavai ant tos bangos. Jo, jisai parodė pasauliui, kas yra ta sporto šaka. Ir šiaip, kai pagalvoji, tai gal biškai žaidžiantis dalyks, bet koks dar vyriškesnis sportas gali būti negu MMA, kur yra visi sportas sujungti į vieną. Kovos menai. Jo. DFK Karlis čia turėjo pastebėjimą, tai pamiršo dadėti Justinas, ta prasme gėdinas. Bet dabar realiai jų nebuvo. Dabar kažkaip jau išvadas. Bet šiandien kažkokį kitą žodį sakiau labai daug. Gal tipo sakiau daug kartų. Tipo nepastebėjau. Čia, žinai, mes šiauliečiai esam. Rensas rašo, kada rytinės treniruotės bus? Oi, ne, manau, kad vėsi tas rytinės treniruotės, bet... Anksčiau vesdavės, ne? Jo, būtinai pranešiu, jeigu kažkas pasikeistų. Lukyto, ar tiesa, jog spirdamas spyrį į koją priešininkui įsivaizduoja, kad spyri futbolo kamuolį? Ne. Tiesa ar mitas? Ne. Tiesa ar mitas čia? Kai mokinu žmonės spirt, aš jiem paaiškinu plius minus tai panašiai kaip čia ką tik sakėjai, bet kad aš pats įsivaizduoju, jog spiriu futbolo kamuolį nelabai. Aš kai į galvą spiriu įsivaizduoju, kad futbolo kamuolį spardau. Fuksas, didžiausia baimė. Vorų? Varlių? Sunkiai, net neįsivaizduoju iš tikrųjų. Gal įsivaizduoju, kai GTA žaisdavom, GTA San Andreasą tipo būdavo ten kažkoks tas didelis dangoraižis, ne, kur su parašiutu galėdavai nušokti. Aha, jo. Ir
tas kritims man visą laiką per širdį, tipo, aš nesuprantu, čia aš žinau, kad čia net nerealybė yra, bet, žinai, mūsų smegenis nesuprant, galvoju, kad ten aš krentu, tai man visą laiką toks eina per širdį, gal kritimo baimė, sakyčiau, arba aukščio. O GTA Vice City nežaisdavai? Žaisdavau. Nuskesti irgi būdavo, ne? Ne, nuskesti, yra. Lauk negalėdavai. Good. Gediminas nuklausė, kurį laiką Šiauliai buvo gana stagnuojantis miestas. Kaip tu manai, ar Šiauliai atsigauna? Taip, iš tikrųjų, net kažkokios buvo statistikos, kad Šiauliai yra greičiausiai augantis miestas dabar yra Lietuvoje. pirmoje vietoje realiai pagal tą augimą. Šiaip labai Buvo, džiaugiamės. labai atsigavinėjom, čia viskas super, bus tik dar geriau. Šiauliai šviečia. Šiauliai Va, šviečia. taip va. Anikas Žygimantas, kaip pradėti sportuoti, kaip gauti motyvacijos? Tiesiog pradėk ir pamatysi, motyvacija ateis su laiku. Kai čia yra papras dalykas, mes vis atidėliojam kažkokius savo darbus ir kai pradedi daryti, tu supranti, jog iš to tu gauni energijos. Man tai būna su skaitimu, aš vis atidėlioju ir va, kaip ir sakiau, prieš kovą paėmiau, pradėjau skaityti tą knygą ir toks džiaugsmas ateina, kad pagaliau pradėjau daryti, prasme, wow, ir iš to tu gauni energijos kitai knygai. Tai tas pats ir su treniruotėm, va, ateisi, pamatysi, kad čia nėra taip baisu, kaip tu įsivaizduoji. Ir... Atsiprašau. Nojus Busma klausė, sveikas, sveikinu su pergale, mačiau, kad treniravaisi Tailande, ar galėtum plačiau papasakoti apie tai, kaip tai vyksta, nuskridimas, apgyvenimas ir kaip vyksta pačios treniruotės. Tai daugmaž apie Tailandą. Šiek tiek aptariam ir šiaip aš esu įkėlęs į YouTube, mano YouTube'ės pavadinimas yra Geresnis rytojus ir ten esu visą vlogą įkėlęs, tai jeigu nori pasidomėk, pasižiūrėk. Tai manau, galima užduoti legendinį ir labai svarbų klausimą. Baltreks ar vairas? Baltreks, bet čia nieko asmeniško, vien dėl to, nes aš pats ten sportavau. Gudmanas rašo, sveikas, jūs tai ačiū už gražiausią vakaro kovą. Tai klausimas tau, su kuo norėtum sukovoti Lietuvoje, kokia tavo svajonė, tikslas? Šiuo metu nenoriu kalbėti apie savo sekantį varžovą, bet tikrai pamatysite mane UTMA 11. Justas Gedminas, paramta tokį klausimą. Sveikas, gal durnas klausimas, bet įdomu, kaip tarėsi tavo pavardė, nes mano vardas bei pavardė Justas Gedminas. Aš nežinau. Tai kaip tarėsi tavo vardas pavardė? Aš esu Justinas Gedminas. Štai taip. Ir Lukas Zujauskas dar čia parašė, kad šitas man patiko, geriausia kova. Ačiū. Ir... Ačiū. Labai dėkingas. Ir kaip ir viskas. Jo, kaip ir viskas. Tai artėja į pabaigą tą mūsų tinklalaidę, kadangi jau turim ir vaikų treniruotę už keletos minučių, tai mūsų partneriai, mūsų draugai tave nori apdovanoti, paruošti tave sekančioms kovoms. Jo, šitas dalykas, tai čia yra viena iš mūsų partnerių, tai yra Flexiskins dovanų kuponas. Tai jie dengia tokia danga, kuri neskyla, nedūžta, nelūžta, man sakė tai perduoti. Tai kaip ir pats turi kamerą, tai jie tau uždengs kameros stikliuką, tavo telefono tiek priekinį stiklą, tiek ir galėsi ant galo užsiklijuoti, ką nori. Ir jeigu tu ar tavo koks draugas turi smartwatch'ą, tai ir dar šitam padarys taip pat plevelę. Ir taip pat dar vieni mūsų draugai, NMF Home, nori, kad tavo miegas būtų saldesnis, nori, kad kovoms tu pasiruoštum geriau, dovanoja tau, kaip matai šitoj nuotraukai, minkštą ir patogią pagalvę. Labai esu dėkingas šitiems visiems jūsų draugams. Ir ačiū Jums, kad atvažiavot. Ir Justina galite sekti socialinėse tinkluose, tai nežinau, gal Instagramą savo pasakyk. Instagrame aš vadinuosi Justinas_Ged. Ir iš tikrųjų ten esu prikėlęs baisiai daug dalykų. Ten yra daugiau istorijos apie mane. Tiesiog reiktų gal praeiti pro highlightus ir pamatysit, susipažinsit su manim. Tai tiek žinių šiam kartui.
Dėkojame visiems žiūrėjusiems, laukite trečiojo tinklalaidės epizodo. Tikiuosi jums patiks, tikis ir Justinas, tikis ir Tumas. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjot ir paplojam dar kartą komandą Justinui. Yeah. Nu, nice. Молодец. Молодец. Dar tada bando žiūrovų.